Sveiki laidoryteriai, sveiki nauliferiai, sveiki sugrįžę į Tadeušo laboratoriją, nes kas daugiau bežiūrės tokius video. Šiandien rankose turiu vienintelę normalią šiuolaikinę kortą, kuri nekainuos jums inksto Nvidia RTX 5070 Ti iš MSI ir čia matote pigiausią rinkoje jos variantą pavadinimu Ventus X3. Šiandien pasižiūrėsime, ką gali du minimalius atlyginimus kainuojantį vaizduškę, taipogi palyginsime su monstru iš AMD, aptarsime, ką gali, o ko negali ir prieisime išvados, ar verta pirkti, o gal rinktis kažką kito. Kortą apžvalgai parūpino virš 20 metų Lietuvoje egzistuojanti įmonė Kilobytas, kompiuterinės technikos profesionalai, kurie padės išspręsti jūsų tosterio, kurį jūs vadinate kompiuteriu, problemas, bei padės atsinaujinti į šiuolaikinę įrangą už prieinamą kainą. Taigi, dedame vaizdo kortą į kompiuterį. Įsitikiname, kad tikrai pilnai įkišame maitinimo kištuką. Apsižegnojam ir bandom startuoti. Ačiū Dievui, kad nieks nesudegė ir nesprogo. Ekrane matote vaizdo plokštės testuojamo kompiuterio parametrus. Ką norėčiau pridurti, timeštampai kol kas neveikia dėl trūkstamo subscriberių kiekio, tačiau jie yra vaizdo įrašo aprašyme. Bet hebra, rimtai, paspauskite subscribe ir gausite karmos taškų. Taigi, pradėsim nuo mėgstamiausio visų laikų žaidimo Counter-Strike 2. Nesvarbu, kad eina praktiškai ant visko ir net jei turėsite NASA kompiuterį, vis tiek žaisite CS-ą. Šį kartą ant 4K raiškos ir minimalių nustatymų gauname link 500 kadrų, bet tai nepadės, nes vis tiek vaikai ant savo močiutės kompiuterio jūs nudės. Sekantis eilėje Call of Duty Warzone. Žaidimas, kuris suės jūsų visą hardą. Nors ir Call of Duty dienos suskaičiuotos, kai neužilgo išeis naujasis Battlefield, galite vis dar pasidžiaugti skraidimu per sienas, pay to win ginklais ir kartu pasijuokti, kaip čyteriai jūs daužo su savo vežliukų ninja skinais ir visa tai ant 4K maksimalių nustatymų. Kaipgi be PUBG? Turint tokią kortą būtų gėda neįjungti maksimalių nustatymų, tačiau vargiai ar tai jums padės. Kadrų kažkaip mažoka, kai grafika ne ką geriau atrodo negu pas kitaicus mobiliam telefone. Žaisti galima, tačiau siūlyčiau pasimažinti nustatymus. Sekantis sąraše žaidimas, kuris gali jums priminti jūsų rajoną, ogi Stalker 2, dar vienas Unreal Engine žaidimas, kuris parklupdo šiuolaikinius kompiuterius, tačiau ant maksimalių nustatymų su įjungtu DLSS ir Frame Generation kadro interpoliacija ant 4K raiškos šita vaizduškė susitvarko puikiai. Jeigu jums teko realybėje priploti tarakoną, šitame žaidime tarakonai priploja jūs. Helldivers 2 – vienas gražiausių žaidimų rinkoje, kuriam nereikia didelio kadrų kiekio. Geriau jau klausyti klykiančius vabalus, nei CS nauliferius, kurie turi pretenzijų jūsų mamai. Kaip turbūt pastebėjote, prieš tai testuotose žaidimuose vaizdo korta valgo labai nedaug elektros, bet galima valgyti ir dar mažiau. Čia apžvelgiu, kaip korta elgiasi stoke, su maksimaliu overclocku ir su undervoltu. Ir kaip matote, 500 serijos kortos gali būti dar taupesnės. O dabar parodysiu jums palyginimą su savo AMD korta 7900 XTX, kuri buvo išleista dar 22 metų pabaigoje. Deja, kol kas galimybės patestuoti Battlefield 6 neturiu, bet galim pasižiūrėti, kaip eina nelabai vykęs jo pirmtakas Battlefield 2042. Ir jame AMD korta yra vos per plauką greitesnė, tačiau atkreipkite dėmesį į elektros suvartojimą.
Kaip nebūtų keista, iki šiol neturime naujo Far Cry žaidimo, bet vis dar turime seną, bet gerą šeštuką, kuris vis dar vertas dėmesio. Nors žaidimo kūrėjai buvo paremti AMD, bet kaip nebūtų keista, daugiau kadrų gauname ant Nvidia kortos. Sekantis žaidimas sąraše, žiauriai vaizdo atmintį ėdantis Resident Evil 4 remake'as, ant AMD kortos žaidimas suvartoja beveik 20 GB atminties, tačiau Nvidia driveriai susitvarko visai neblogai su atminties alokacija ir PAM7 Ti nepaspringo, bet ateityje 16 GB gali ir nebeužtekti. Pabaigai norėčiau palyginti kortas Stalkeryje, šį kartą su išjungta kadro interpoliacija ir vietoj DLSS abiem kortom buvo jungtas Unreal Engine upscaleris pavadinimu TSR. Ir matome, kad Nvidia korta yra greitesnė už manąjį AMD Nitro Plusą. Apie elektros soundas apskritai tyliu. Vos nepamiršau paminėti apie neperseniausiai atsiradusią Nvidia technologiją pavadinimu Smooth Motion. Dar vienas būdas, kaip galite vadinti netikrų kadrų interpoliaciją, kurią galite jungti jų programėlėje. Iš pirmo žvilgsnio kadrų kiekis užaugo, tačiau realybėje, žiūrėdami į monitorių, jūs matysite tą interpoliuotą prieš tai buvusį kadrą, kuris sukuria šiokį tokį šešėlį, kai vyksta didelis judėjimas, taigi neapsigaukite. Taigi, išvados. Mano nuomonė, tai vienintelė normali Nvidia korta iš visos 500 serijos. Nėra prasmės pirkti PAM8 ant 400 € brangiau dėl kelių procentų prieaugio. Ant maksimalaus overclocko šita vaizdo plokštė yra beveik kaip vyresnis modelis. Geriau tą pinigų skirtumą išleiskite kebabui ar būsto paskolai susimokėti, arba palaukite super modelių, kurie turi išeiti artimoje ateityje. Iš minusų tai nepatogi Nvidia maitinimo jungtis, kuri dar priedo dega, tačiau dega ant CAM9 ir PAM9. Jokios statistikos, kad tokios problemos vyktų su PAM7 Ti nėra. Korta valgo mažai ir praktiškai nekaista. Nėra to, ko jinai negali. Ne visi bagoti, kad įpirktų PAM9, kuri gali viršyti ir 3000 €, iš serijos kaip brangiau nei pas daugelį automobilis. Tuo tarpu PAM7 Ti verta savo kainos ir kol mineriai vėl neužsipuolė, galima tikrai ją rinktis ir tai jums sako AMD vartotojas. Ačiū už dėmesį, nepamirškit paspausti like ir subscribe. Iki sekančio, su jumis buvo Tadeušas.